Sveiki mano brangieji, ačiū, kad ir vėl įsijungėte mano kanalą ir aš pas jūs ateinu šiandieną su nauju pirkinukų video. Na kągi, judame prie tų pirkinukų. Taigi, pirmą pirkinuką tai noriu parodyti, kurį nusipirkau Koistuke. Kaip sakant, nenusipirkau, o nupirkau. Tai būtų vaikiškas dekiukas. Toksai su kiškiuku tokiu, su kuo čia. Labai fainas iš tikrųjų, rožinis toksai, su gėlytėm, gėlytės rožinės, baltos, tokios. Jis gan normalaus tokio dydžio, nėra labai didelis, nėra labai mažas. Aš jį išploviau, kaip sakant, išdezinfekuotas, išplautas jisai yra. Labai švelniai kvepia, labai švelnutis. Tai čia, kaip matote, rūžava spalva, tai tiktų mergaitiai, o jeigu bus berniukas, galvoju, tada patiesiu aš jį medai. Nu, vis tiek jisai bus panaudotas ir be reikalų nebus pinigėliai išleisti, o vis dėlto aš už jį mokėjau tik tais 50 centų. Na ką, geriau būti ir negali. Nusipirkau savo pižamą, maža jau, bet aš ją nusipirkau, nes jinai man tiks po nėštumo, tai galvoju tiesiog degustovi, tegu jinai būna su tokiu šuniuku ir užrašyta kas čia. Rough day. Rough day, vienu žodžiu. Taip sunki diena, su ilgom rankovytėm, tokia dryžuota. Aš tai kaip pižamas mėgstu, tai man super. Dabar jinai man yra tokia labai aptempta jau būtų, jau nelabai malonu miegoti su tokiam aptemptom. Šiaip jos dydis yra koksai čia. Medium, 112 dydis. Dar jį lyščiau, bet man būtų, per pilvuką aptempta. Per kurtinę dar lyščiau, bet ir tai jau, kaip sakant, būtų gana tampru. Toliau nusipirkau didelę pižamą, galbūt čia man dabar jinai yra iš tikrųjų per didelė, bet tiesa, šita pižama buvo 2 eurai ir šita pižama kelnes ir viršus buvo 5 eurai. Buvo, kaip sakant, ant didelės nuolaidos. Tai todėl aš jas ir pirkau. Galvoju, vis tiek man jų reikės, o, žinau, vis tiek aš jau, kai vaikelis gims, jau bus lapkričio vidurys, jau vis tiek nebus taip šilta. Taigi, pirkau Primarke, šiaip, prašau, kainuoja 12 eurų, o aš mokėjau tik tais 5 eurus už abudu. Na, tai čia, manau, visai gera nuolaidėlė. Labai mielas priekis toksai, su bantuku, kaspinuku, toksai šunelis. Dydis čia yra extra large, didelis, ekstra didelis. Na, bet jeigu didelis pilvas iš tikrųjų, tai tegu būna ekstra didelis, iš tikrųjų tegu būna jau laisvesnės, negu ką mane verštų. O taigi čia ne kažkur eisiu puoštis, o tiesiog su jom miegosiu, ką man būtų patogu. Tai va. Tai dabar stovi spintoje ir tegul stovi, ta prasme, kol man jų prireiks. Na. Toliau kelnytės, štai tokios. Irgi extra large, gan didelis liemuo jau toksai, vos į ekraną telpa. Na, irgi va, tokie šuniukai nupiešti. Žodžiu, medžiagytė, tokia trikotažinė, visai miela. Apačia štai tokia patraukta, šiek tiek man nepatinka tokios laisvos apačios, o tokių nemėgstu, nebūčiau pirkus, jeigu jos būtų tokios laisvos apačios. Tai pamačiau, kad sutraukta apačia tokia visai nebloga ir todėl pirkau. Kas liečia drabužius, tai nusipirkau štai tokią, kaip sakant, bliuskytę, dydis 16, jisai man iš tikrųjų yra dabar toks didokas, gan man iš tikrųjų tinka 14 dydis, nes aš buvau tokia pačia bliuskė, matavausi 14 dydžio ir man jinai labai iš tikrųjų gerai tiko, bet aš jį pirkau 16, kad būtų pilvukui vietos, nes praeis mėnuo ir man jau bus toj mažas, vienu žodžiu. Tai pirkau didesnį, tokie kaip baltinukai, kaip ant šonų tiesiog yra, mato toks kaip neskeltukas, bet čia tiesiog trumpiau, čia ilgiau, taip ant nugaros ir ant priekio, susisega, čia kišenytės tokios, firma kokia čia yra, Influence. Kiek aš už jį mokėjau? Mokėjau 17 eurų ir galvoju,
Po juo dar būtų galima pasivilti, kad ir juodą golfutę ar kažką, kad ir rudenį galėsiu nešioti toksai kaip sarafaniukas, galbūt atrodys kaip tokie baltinukai ant juodo golfo, ar ant juodos bliuskutės, ar ant baltos bliuskutės po ilgų rankovių, nes kadangi orai vis tiek nebus tokie šilti, po trumpų rankovių Airijoje nėra tiek šilta, kad čia pastoviai po trumpų rankovų vaikščiotum, tai reikia žiūrėti į priekį. Tai galvoju, po apačią galėsiu pasimauti, arba tiesiog ant viršaus dar kažką galėsiu užsidėti, na toksai einamas, kaip sakant, dalykas, ir labai žiūriu iš tikrųjų, kad man būtų ilgas ir kad man būtų ant timpių nešioti, nes iš tikrųjų gan patogiausias drabužis man šiuo metu yra timpės, kad ir kokie džinsai būtų patogus, vis dėlto jie nėra tokie patogus kaip timpės. Taigi medžiagytė iš tikrųjų labai faina tokia, nežinau, šiek tiek tokį švelnumą turi. Taigi labai iš tikrųjų džiaugiuosi šio pirkiniu, nei kartą dar nenešiojau, bet nekantrauju užsidėti kokią dieną. Toliau dar vieną bliuskytę nusipirkau, kaip sakant, tokio panašaus tipo. Tai juoda balta, irgi tokia va panaši, tik čia yra plonesnė medžiagytė. Na, tokia, čia priekį susiriša su raištuku. Nežinau, man tai jinai fainutė, iš tikrųjų irgi tiktų ir ant juodo golfuko apsimauti. Labai iš tikrųjų smagi, tokia laisva. Ir dabar jinai man tinka ir tiks ateityje. Jinai šiaip kainavo 23 eurai, bet aš ją pirkau ant nuolaidos, tai kainavo man 18 eurų. Firma čia yra Plejonė ir dydis large, didelis dydis. Ir pagaminta USA. Tai va. Toliau dar paskutinė suknelė, kurią aš turiu. Tai būtų štai šita suknelė. Tokia su rankovytėmis. Jau po apačią jos iš tikrųjų nelabai ką ir pasimausi. Štai tokios rankovytės. Ir nuo krūtinės šiek tiek platėja. Man iš tikrųjų jinai iš pradžių nelabai patiko, kai aš ją tik pažiūrėjau, kažkaip galvoju, nelabai tos spalvos, juoda tos drūžės, bet pasimatavau ir man labai patiko. Patiko, kaip ta krenta medžiaga, tokia žiauriai patogi, tokia suknelė, ir man bus taip pat prie timpių vaikščioti patogiai, nežinau, labai šiuo metu žiūriu patogius drabužius, nes noriu tik tais patogumo, nenoriu, kad man pilvą veržtų, ar ten, nežinau, kaip nors netaip jaustusi viską, noriu patogiai, laisvai, bet nenoriu taip pat vaikščioti kaip maišas, ten džiauriai laisvus drabužius. Tiesa, mokėjau aš už jį 13 tik tais eurų ir dydis yra medium, vidutiniškas ir firma yra Acemi. Tai va, super, tokia, aš nežinau, medžiaga žiauriai patinka liesti, tokia fainutė medžiagytė. Kas liečia dar drabužius, nubėgau, atsinešiau džinsus, kuriuos aš nesenai pirkau, tačiau aš juos jau nešiojau porą kartų buvau užsidėjusi, bet dar nei vieno karto neskalbiau. Tai tokie va džinsiukai su aukštu liemeniu, kaip matote, čia vadinamasis klynas, o čia va lemuo, gana iš tikrųjų aukštas lemuo, man be galo patinka, priekį kišenių nėra, tik tais gale 2 kišenės. Taigi, dydis čia yra 16, kiek žinau. Taip, aš pirkau 16 dydį, o firma yra Urban Bliss. Taip, Urban Bliss. Ir tokie jie yra kaip, na, kaip pagarinti šiek tiek tokia spalva. Šiek tiek keičia, yra vietomis šviesiau, vietomis tamsiau. Ir jie yra, žinoma, siaurėjantis tokie. Visai iš tikrųjų labai be galo patogus. Tiesiog net nesijaučia, kad džinsai kaip atrodo kaip timpės, kad būtų, taip ir tamposi neblogai ir labai fainai jaučiasi. Tačiau vis dėlto, kaip bebūtų, man per liemenį, nu kaip jie man tinka, bet gana tampriai tinka. Ta saga man jau į pilvą įsispaudžia, taip. Todėl aš nešioju ją prasisegu ir tokią gumytę užsidedu ir nesusegu sagos. Tačiau man mama pažadėjo, kad man jinai sutvarkys juos, kažkaip čia prardys šonus ir įdės medžiagėlę, kad man pilvukui būtų daug patogiau.
nes man per klubus iš tikrųjų idealiai tinka, per kojas tinka, tik tais per pilvą galėtų būti šiek tiek laisviau jau. Tai va. O po to pagimdysiu ateityje, galės vėl nuimti tas medžiagas ir sujungti džinsą ir vėl galėsiu nešioti kaip normalius džinsus. Taigi, labai iš tikrųjų džiugiuosi tai džinsais ir už juos mokėjau arba ne 33 eurus. Tai va, manau, kad super pirkinys, tikrai nesigailiu, tai tikrai be galo džiugiuosi, kad juos radau, nes iš tikrųjų gana sunku rasti man džinsus su tokiu ilgu liemeniu. Toliau, kas čia šalia manęs yra, tai yra toksai dekiukas, kurį pamačiau parduotuvėje Tesco. Aš tiesą kalbu tyliau, nes viršuje miega mano mama, tai nenoriu jos prižadinti. Taip pat ir miega mano sūnus. Na, taigi, Liv Tesco Trau. Vienu žodžiu, toksai dekiukas, galbūt dabar nevyniosiu, nes jisai toksai gražus, su kaspinukų suviniotas. Tiesiog laikysiu vaikiukui laikysiu, man nežinau, man jisai patiko. Toksai su animal printu tokiu, kaip gyvūno printu, tai kaip čia dabar. Na, vien žodžiu, nežinau kaip pasakyti, gyvūno raštu galbūt, va taip va. Gyvūno raštu tokiu, kaip tigriniu. Jis nėra didelis ir nėra labai mažas. Nežinau koks. 125 cm ant 150 cm. Galvoju prie viso dekoro, kaip aš manau kambarį padaryti. Tai va, šita kreminė tokia spalvytė labai man tiks. Tai va. Toliau. Aš dar tokia Makse nusipirkau, tai rankinę. Taip, nusipirkau rankinę, tokia vasariška. Yra dar ilga rankena. Pavadinimas yra Paris Hilton. Už ją mokėjau iš tikrųjų labai nedaug. Kur aš čia kaina yra? Aš čia nuplėšiau ir įmečiau. Taip, kaina buvo 46 eurai, o aš mokėjau 34 eurus. Taigi, kai pamačiau šią rankinę ant nuolaidos, galvoju, reikia tikrai pasiimti, nes už geresnę kainą aš tikrai nerašiau tokios rankinės. Čia tas prisispaudžia, taip atsidaro, čia yra užtrauktukas, jisai atsitraukia ir prašau, viduje yra kišenėlė su užtrauktuku, to yra dar kišenėlė mažytė. Kišenėlė yra dar didesnė ir yra dar rankena ilga. Nežinau, man iš tikrųjų ir prireikti tos ilgos rankenos. Man užtenka ir šitų dviejų rankenėlių. Na, nežinau, jeigu prireiks, tai užsiseksiu. Man labai iš tikrųjų patiko tokie, nežinau, kaip ta medžiaga, oda, kaip čia skaitosi, tai super tokie, nežinau. Čia tokia švelni, čia tokia šiek tiek grubesnė ir iš tikrųjų spalva, tokia šviesiai rožinė spalva, tokia kaip baby pink spalva, tai super. Čia tokia odytė ant užtrauktuko padėta. Toliau ant dugno yra tie tokie geležiukai, kas man taip pat labai patinka, tada dugnas nenusinešioja, taip patogu pastatyti yra. Na, man fainai tokie, primena šiek tiek lagaminuko tipą, tokį stilių. Na, super, man tai iš tikrųjų labai patinka, aš nežinau. Na, toj pusėje galbūt galėtų būti dar užtrauktukas toks, na, bet nebūtina. Patinka man šitas raštas čia, toksai, kitoksai. Ir spalva tokia šviesiai rožinė, tai man tiks vasarinė rankinė. Na va, labai beje džiaugiuosi šio pirkiniu, esu labai patenkinta. Noriu parodyti keletą batų, kuriuos nusipirkau. Šiuo metu perku batus vien dėl patogumo, o ne dėl mados. Todėl štai nusipirkau štai šios batukus už 20 eurų. Tokie balti, su tokiais bantukais. Iš tikrųjų, jie be galo patogus. Kainavo man jie tik 20 eurų ir tiks man prie juodo balto kažkokios suknelės ar ko, nežinau. Tokie batukai, ypač jeigu lyja, šlapia lauke, tai tokie, jau aš buvau užsidėjusi juos, galo patogus, tokie kulniukas, štai toks mažiukas, iš tikrųjų kaip ir nėra to kulno, tokie, kaip sakant, plokščiapadžiai galima sakyti. Džiaugiuosi šiais batais, iš toliau dar nusipirkau tokias šlepkes, tapkutes tokias nusipirkau, už jas mokėjau tik tais 10 eurų. Jos beje yra šiek tiek ant kulniuko, bet yra be galo patogios.
Čia tokia kaip odytė, tokia saktis, čia aplinkui toksai kaip juodas pagražinimas eina aplinkui. Taip pat aš jas siuvau užsidėjusi, man taip patinka jos ir prie džinsų, prie bliuskučių, prie timpių juodų, žodžiu, tokios einamos tapkutės superinės. Labai be galo džiaugiuosi, kad jas radau ir nusipirkau. Net pavargau kalbėti kažkaip. Na ką, tolimesnis pirkinys tai būtų mano, nežinau, kur kamštuką padėjau, nes aš jau purškiau jį. Jisai čia yra firmos Garnier, plaukų apsauga nuo karščio. Taip, karščio apsaugos pienelis plaukams. Iš tikrųjų gana neblogas jisai. Man jisai patinka, kai purškėsi, toksai švelnus kvapelis. Kol kas aš jį naudojau tik vieną kartą, todėl negaliu kažką daug apie jį pasakyti. Tiesa, čia rašo, kad jisai apsaugo karštį iki 230 Celsijaus temperatūros. Aš jį naudoju ant 170 arba ant 190 temperatūros, tai tikrai tada turiu apsaugoti, jeigu iki 230 apsaugo. Yra be parabenų ir skirtas jisai pažeistiems trapiems plaukams. Ir čia yra 150 ml, o kainavo, nežinau, na, nedaugiau negu 10 eurų, tikrai kažkur gal 5-7 eurai. Taigi. Toliau nusipirkau naują pakelį vitaminų, naują dėžutę, bunkutę vitaminų. Kaip matote, naudoju tokius pačius Prenatal Nutrients. Štai dar vata viduje. Pilna vitaminų, nes praeitą bunkutę jau pabaigiau aš, prieš kokias 3-4 dienas jau pabaigiau. Taigi vėl 120 tablečių, vėl porai mėnesių turiu vitaminų. Ką čia? Nusipirkau vatyčių veidui valyti, naudoti. Taigi kainavo, kiek čia jos man, Tesco firmos, tai kainavo 56 euro centai. Toliau, ką nusipirkau, iš tikrųjų labai fainą muilą. 2 muilus, tai matote, yra čia vegan ir vegan. Veganiško, kaip sakant, tipo. Čia yra kokoso ir shea butter. Labai be galo švelniai, skaniai kvepia, gerai prausia, drakina rankas, man tai be galo patinka. Ir čia, neįsivaizduojat, nerealus kvapas. Čia yra aviečių ir vanilos rankų prausiklis. Aš tokią dušo želę esu turėjus, labai skaniai kvepia, tiesiog super. Jeigu turite galimybę ar kokį nors pamatysite tokius, tai iš tikrųjų nusipirkite, tikrai patariu, be galo skaniai kvepia, be galo. Tai va, tos pačios firmos nusipirkau 2 ir nekantrauju pradėti naudoti. Dar nupirkau savo ir savo sūnui Ugniui, nupirkau praustiklį kūno. Tokia, kaip sakant, kempinė. Kiek jinai čia kainavo? Apie 1,50 €, apie 2 eurus. 1,60 €, man atrodo, kainavo. Irgi pirkau aš ją iš Tesco. Taip pat iš Tesco. Čia yra tokie, kaip sakant, prikabinti, o prie vonios plėtelių ir laikosi. Tai va. Aš tai dar turiu, bet galvoju, nusipirksiu, nes patiko man spalva labai. Toliau iš kūdikėlių reikmenų. Tai nupirkau tokias, kaip sakant, bonkutes, kurios yra tokios spalvos, skirtingų, mėlyna, rožinė ir violetinė. Ir yra firma Tomy Tippy. Už šitos 3 buteliukus, kaip sakant, aš mokėjau tik 5 eurus. Aš manau, kad čia tikrai mažai. Galiu atidaryti, parodyti, kaip atrodo. Oi, čia prakišiu. Taigi, pati nebuvo atidarius, nežinau dar kaip čia kas atrodo. Taigi, va čia pirmas buteliukas. Čia kamštukai yra šiaip sumaišyti. Nežinau, tai tokia silikoninė. Na, jie kaip įprasti Tomy Tippy buteliukai, tik jie yra spalvoti. Yra dar rožinis ir žydras. Tai kaip matote, čia yra sumaišyti tie kamštukai. Štai šitas kamštukas turbūt eitų ant rožinio, jeigu nori, ir tada visas bus tokios spalvos. Bet galima ir sumaišyti ir atrodys
įdomiau. Na, bet pabandykim uždėti dabar ant kiekvieną kamštuką, kuris priklauso būti. Čia violetinis, turėtų užsisukti violetinis kamštukas. Fainas man tas violetinis, toksai nėra per daug ryškus. Fainutis toksai. Nežinau, tiesiog aš pažiūrėjau, kad buvo buteliukai paprastos spalvos, tos permatomos, ir jie kainavo 11 eurų. 4 buteliukai kainavo 11 eurų. O čia 3 buteliukai, iš tikrųjų įdomių, gražių spalvų, kainavo tik 5 eurai. Tai ir čia yra BPA free, ta prasme, ta plasmasinė turi BPA. Ir čia rašo, ką gero duoda, vienu žodžiu, kaip pagaminti ir taip toliau. Atrodo štai šitaip visi. Va. Fainai, man labai gražiai iš tikrųjų atrodo. Toliau, kaip ir visi pirkiniai mano būtų, tačiau liko paskutinis pirkinys, kurį nusipirkau ne per seniausiai, tai būtų vėl kremas. Kaip žinote, gavau gimtadienio dovanų ir nusipirkau savo kremų, tačiau nenusipirkau savo naktinio kremo. Kaip tokiam pakelį aš gavau taip pat tokį naktinį kremą, tačiau tenais yra tik 15 ml. Tai vėl nuvažiavau į kitą miestą pirkti savo kremų, ieškoti ir ką jūs galvojate, už naktinį kremą jie nori 60 eurų, 57 ar kiek ten eurų. Tai toksai rinkinys vėl 57 eurai. Tai jau man geriau iš tikrųjų pirkti šį rinkinį apsimoka, kadangi 15 ml ir 15 ml, kokį aš turiu dar namuose, jau bus 30 ml, tai bus man kaip pilnas naktinis kremas. Na, tiesiog nekantrauju pradėti naudoti, tačiau dabar turiu anuos kremus, tai anuos pabaigsiu, tada pradėsiu šį naktinį, kai anas naktinis pasibaigs, na, vienu žodžiu. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nežinau, ar čia apsimoka man juos atidaryti, kaip čia viskas yra. Nežinau, galėsime gal kitą kartą atidaryti, jeigu kas nors pageidausite, sekančiame video. Dar prie šito viso rinkinio aš dar gavau keletą mėginukų, o mėginukai tai būtų štai toksai žalias, čia yra kas? Booster Detox, toksai, kaip sakant. Tikrųjų, dar aš jų niekada nebandžiau, tai bus įdomu pabandyti. Tai prašo, kad detoksifuoja ir atgaivina komplekciją veido ir valo toksinus atseit. Čia akims maskė kažkokia, maskė kaukė akims. Jinai mažytė čia bus, taip man pačiai įdomu, kaip čia, kas čia viduje yra. Ai, mažiukas toksai, va, prašau. Irgi pakelis visas įdėtas pasiskaityti ir toksai Skin Soothing Eye Mask. Taigi, akis raminantis, akių odą raminanti maskė, kaip sakant, kaukė. Taigi reikės išbandyti akių kaukę. Taip laikyti 50 minučių. Žodžiu, toliau dar vienas. Tai kur aš turiu tas oranžinis veido, kaip sakant, prausiklis. Aš jį turiu pilno dydžio. Ten 20 ml, 30 ml, neatsimenu, atrodo 20 ml turiu. O čia yra 5 ml. Tai va. Bet ką, reikės išnaudoti. Kvepia apelsinais. Taigi. Na ką, ačiū mėlėjai, kad buvote su manimi kartu. Aš iš tikrųjų be galo pavargau rodyti jums tas pirkinius, pas mus yra vėlu. Jaučiuosi jau pavargusi. Kągi, ačiū, kad buvote su manimi. Tikiuosi jums patiko šis video. Jeigu patiko, nepamirškite paspausti like ir iki pasimatymo sekančiose video. Ate!